Sveiki. Šiandien su visai paprasta sukursim interneto svetainę su WordPress turinio valdymo sistema. Per gerą valandą, o gal net ir greičiau, sukursim visą tokią svetainę, kaip dabar matot pavyzdyje. Realiai čia yra tik tai pavyzdys, o jūs galėsit informaciją susidėti kokią norit, kaip norit. Tiesiog pasižiūrėsim, kaip tokią svetainę reprezentacinę galima paimti ir pačiam susikurti per valandą laiko, gal net greičiau. Aš turiu šiek tiek pasiruošęs informacijos tai svetainiai, sakykime, tekstus jau pasirašiau ir nuotraukas anksčiau, tai jums, jeigu reiktų daryti viską nuo nulio, užtruktume truputį ilgiau, bet iš esmės visą instrukciją ir patys, manau, galėtumėt visą tai padaryti per valandą, maksimum per 2, įskaitant serverio užsakymą ir iki pilnai veikiančios svetainės su meniu, su visą reikiamą informaciją, su nuotraukų sudėjimu, imat ir padarot svetainę per valandą, per 2. Taigi, nuo ko dabar pradedam? Pradedam nuo to, kad kiekvienai svetainiai reikia serverio, kuriame jį veiktų. Tai pirmas dalykas, ką padarysim, tai užsisakysim serverį. Šiuo atveju naudosim hostingerį, galim nueiti tiesiog į visai paprasta.lt, pasispausti interneto svetainių kūrimas ir spausti ant hostinger baneriuko. Ir papulsim iš karto ten, kur reikia, būtent į WordPress svetainių talpinimą. Ir dabar taip išsirenkam planą, kad ir patį pigiausią, sakykime, premium planas šiuo metu yra 2,49 į mėnesį. Renkamės, dedam į krepšelį, čia mes į tai įeis ir elektroninis paštas, ir pats serveris, ir saugos sertifikatai, nieko daugiau rūpintis nereikia. Išsirenkam terminą, kuris mums tinka, sakykime, susikuriam paskyrą, mes kaip pavyzdžiui tai naudosim 12 mėnesių terminą, čia tą ilgiausią, pigiausią neimsim, bet čia viskas pagal jūsų poreikius ir dabar susikuriam hostingerio paskyrą. Sakykime taip, čia šiuo atveju bus pas mane paštas, turėsim kažkokį tai slaptažodį. Įsivedam mokėjimo informaciją, šiuo atveju nepildysiu. Ir dar galim nepamiršti įsivesti nuolaidos koduką. Jeigu įsivesit visai paprastą, tai gausit papildomą 10% nuolaidą. Na va. Tai pirmas mūsų žingsnis bus užsisakyti interneto svetainės talpinimą, o jau kai užsisakysim ir planas bus aktyvuotas, greičiausiai tai truks kelių minučių bėgi, gausit laišką į elektroninį paštą, kurio užsiregistravot, kurdami paskyrą, ir pratęsim toliau būtent svetainės kūrimą. Vos tik apmokėjus už interneto svetainės talpinimą, būsit nukreipti į hostingerio valdymo panelę. Praeikim per visus žingsnius, pasižiūrėsim, kaip čia viskas vyksta, kaip mes ten sutvarkom tą svetainę. Spaudžiam pradėti dabar. Kam kuriame svetainę? Gerai, svetainę kuriu savo. Tai bus, sakykime, verslui svetainė. Labai svarbu, čia kaip pasakysite, ar jums reikia pagalbos. Ne, mums pagalbos nereikia, mesgi žiūrim šitą video ir to žinosim, kaip sukurti. Gerai, kadangi kuriam svetainę nuo nulio, spaudžiam kurti naują svetainę. Renkamės, kad mūsų valdymo sistema bus WordPress. Spaudžiam rinktis. Kalba lietuvių, administratoriaus paštas svetainės, tegul būna, kokį norit galite įsivesti, aš naudosiu tą patį, kurį naudojau prieš tai. Gerai, įsivedėm slaptažodį, važiuojam toliau. Įskiepimų papildomų kol kas nereikia jokių, galim nuimti visas varneles, spaudžiam tęsti. Svetainės dizainą mes praleisim, naudosim standartinę WordPress šabloną. Taip, kadangi užsisakėm planą su nemokamu domenu,
Todėl mes norim rinktis nemokamą. Įsivesim, sakykime, susikurk svetainę pats.lt. Sakykime taip, jūs aišku naudosit kažkokį tai kitą internetinį adresą. Mes pabandom šitą, va, domenas yra laisvas, jeigu jau kažkas jau yra nupirkęs tokį internetinį adresą, kokį jūs norėtumėte, tai teks tada susigalvoti kažkokį kitą. Gerai, domeną pasirinkom, susikurk svetainę pats. Gerai, lyg klaidų nepadarėm, važiuojam toliau. Pasirinkite pagrindinę informaciją, asmeninę. Čia dėl domeno, domenai registruojami yra arba ant įmonės, arba ant fizinio asmens. Gerai. Susivedam duomenis, sakykime taip, dabar čia šitą informaciją praleisim. Tuomet vyksta domeno registravimas ir jau galim aktyvaciją domeno baigti. Spaudžiam baigti aktyvaciją. Pabaigus domeno registravimą, spauskite ant hostinge logotipo ir arba hostingo planas bus aktyvuotas automatiškai, arba, kaip šiuo atveju man, reikia aktyvuoti hostingo planą dar kartą, kadangi pridėjom naują domeną. Spaudžiam aktyvuoti. Pradėti dabar, kurti naują svetainę, WordPress. Įsivedam prisijungimus, spaudžiam tęsti. Kaip ir nei vieno nereikia, spaudžiam tęsti. Svetainės dizaino nereikia, praleidžiam. Pasirenkam domeną, spaudžiam rinktis ir spaudžiam baigti aktyvaciją. Na va, reikės šiek tiek palaukti, kol aktyvacija bus įvykdyta ir dar turės praeiti maždaug apie pusę valandos, kol pati svetainė pilnai pradės veikti. Kadangi apie naują internetinį adresą informacija turi pereiti per krūvą pasaulio serverių, kad jie žinotų, kad jau nauja svetainė veikia ir jinai veikia tokiu ir tokiu adresu. Tai kai serveris bus priskirtas ir aktyvacija bus baigta, tiesiog eikim į savo svetainę tada, kokią užsisakėm, sakykim, ir tada matysim, kad jau aktyvuota tada, kada jūsų internetinį adresą suvedus į naršyklę jau rodys kažkokią tai esamą svetainę. O tada darbus pratęsim toliau. Na va, kai svetainė mūsų jau aktyvuota, tai matysim vaizdą panašų į šį. Svetainiai bus standartinis įdėtas turinys, o mes norėsim svetainę paversti va tokia. Darysim viską pagal šitą svetainę. Dabar nuo ko pradėsim? Taip, kaip valdoma WordPress interneto svetainė. Tai norim patekti į svetainės admin panelę. Po svetainės adreso dedam pasvirą brūkšnį ir rašom wp-admin. Na, papuolam į svetainės prisijungimo langą, prisijungiam su prieš tai įvestais duomenim ir patenkam į valdymo panelę. Dabar koks mūsų yra planas su ta panelė? Mums reikės susikurti, kadangi kuriam vieno puslapio tokią minimalistinę svetainę su pristatomom paslaugom ir kontaktais. Kursim vieno puslapio svetainę, taigi susikuriam naują puslapį, einam į puslapį, naujas puslapis ir jį galim pasivadinti partinis puslapis. Pirmą kartą įsijungus rodys, pristatys šiek tiek blokų redaktorių, kaip kas veikia svetainiai. Tai mes kol kas išjungiam viską, rašom tik tai pavadinimą, kokią nors, sakykime, ten pradžia. Išsisaugom, darom paskelbti ir sugrįžtam į valdymo panelę ir nuostatose nusistatom, kad tas mūsų naujai sukurtas puslapis, jis būtų
pagrindinis svetainiai, kad iš karto tik tai atėjus į svetainę, sakykime, susivedė kažkas internetinį adresą ir matytų būtent tą puslapį. Pradinis puslapis, renkamės pradžia ir dabar jeigu nueisim į svetainę, matom, kad tas mūsų pradinis puslapis yra šiuo metu tuščias plikas, bet, sakykime, jau mes galim pradėti dirbti. Dabar mes tą puslapį norim redaguoti ir į jį įdėti informaciją. Dėsim, pradiniam puslapyje bus pristatymas, bus 3 paslaugos ir meistrai. Tai dabar kaip mes tai darom? Darom naujam lange, redaguoti puslapį, pasirenkam, kad šablono failas būtų page no title. Būtent šitam dizaino šablone, kad viršui nerašytų visur, kad čia yra pradžia, mes norim, kad ten būtų paveikslėlis su aprašymu, tai mes tada pasirenkam page no title šablono failą ir tada dedam savo norimą informaciją. O dabar taip informacija yra, taip turėsim didelę nuotrauką, kaip mes ją dabar uždėsim. Spaudžiam plus ir renkamės, rašom viršelis. Renkamės viršelio bloką. Padarom jį pilną pločią per visą ekraną, kaip matom pavyzdyje. Darom įkelti paveikslėlį iš savo kompiuterio ir tai pasirenkam norimą nuotrauką. Ir jau turim kažką tai pradžiai. Kadangi nenorim, jog tekstas būtų grinai per vidurį, tiesiog norim padaryti, kad tekstas būtų šiek tiek šone, tai mes čia truputį sugudrausim. Antraštės mes čia nerašysim, va čia dabar automatiškai matom puslapio struktūrą, taip turim viršelį, viršelėje turi paragrafą, kol kas to paragrafo mums nereikia, mes jį galim ištrinti ir įdedam, spaudžiam pliusą ir įdedam du stulpelius. Rašom stulpelį, pasirenkam, tada norim pasirinkti šitą tipą ir rašom tekstą, spaudžiam pliusiuką ir, sakykime, ten rašom antraštę, grožio salonas, grožio salonas, Vilti, Kaune. Padarom, kad teksto spalva būtų, pasižymim tekstą, teksto spalva, kad būtų balta. Pasikeičiam antraštę gal į H1, H1 yra pagrindinė puslapio antraštė, kur į Google'as būtent irgi atkreipia dėmesį, kad pirmą tai reikia atkreipti dėmesį į šitą antraštę puslapį, o paskui jau skanuoti visą kitą. Ir pasirašom nedidelį tekstą. Kažkokią tai introdukciją, skirkite laiko savo, pasimėgaukite procedūromis, geriausia paslaugų kokybė ir panašiai. Na čia aišku, pagal jūsų paslaugas arba pagal jūsų ten idėjas tas tekstas skirsis. Čia tiesiog darom kaip pavyzdį, nauja eilutė, įsidedam tekstą. Gero, kad tos stulpelius reikėtų daryti truputį platesnius, kad viskas gražiai tilptų jo. Įsidėjom antraštę, įsidėjom tekstą, kiekvieną elementą galima keisti spalvas arba foną, jeigu reikia. Šiuo atveju turim baltą foną ir ant tamsios nuotraukos tai viskas gražiai atrodo. Taip dabar, ko mums dar reikia, tai mums reikia, kad mums galėtų paskambinti ir parašyti. Tai darom naują eilutę ir pridedam mygtukus. Mygtukai. Ir mygtukuose įvedam tekstą, sakykime, skambinkite. Sakykime taip, užsirašom mygtuko pavadinimą, tada dar užsėdam nuorodą. Jeigu norite uždėti, pavyzdžiui, kad jums skambintų į telefoną, spauskite šitą nuorodą ir įveskite tel ir tada savo telefono numerį. Spaudžiam radiklę, kad išsaugotume, enter, kitaip tariant, mygtuką.
Ir dabar, jeigu norim pridėti elektroninį paštą kaip pavyzdyje, spaudžiam dar pliusiuką, dar nurašykite. Sakykim, visai LT, sakykime, ne? Ir užsėdam nuorodą, jeigu elektroninis paštas, tai pradžioje rašom taip mail2, dvitaškis. Na gerai, užsidėjom 2 nuorodas. Dabar tik tai spalvos nepatinka, čia ta tamsi nelabai gerai. Pasižymim ant mygtuko fono nustatymo, paimam ir pakeičiamės į kokią nors rudą. Kaip čia buvo, man atrodo, kažkaip, ne rudą, oranžinę. Nu gerai, paliekam oranžinę, o čia paliekam šitą mygtuką, paliekam tik tai kontūras, kad būtų baltas kaip čia. Kiekvienas blokas, ar tai būtų antraštė, ar tai būtų tekstas, ar dar kažkas, jisai visada turi krūvą nustatymų tekstų dydžiams, fonui, dar papildomų visokių nustatymų būna, vat, kaip pločio ir panašiai, jie visada būna šitoj bloko srity rodomi. Kai paspaudėt ant puslapis, tai būtent viso puslapio nustatymų jau yra rodomi. Tai mums šiuo atveju aktualu tik tai mygtukų spalvos pasikeitėm, tai vat, norim čia keičiam spalvas, norim keičiam dydį, kiekvienas blokas turi kažkokių savo nustatymų. O visą blokų medį visada galite matyti pasispaudę ant šitų 3 brūkšnių. Va, matote, viršelis apsibrėžia, kurioje vietoje jūs šiuo metu kurį elementą pasižymite. Juos taip pat galima su pelės mygtuku perkelti aukščiau žemiau, perstumti kaip norit, duplikuoti, viską pamatysim bedėdami informaciją į svetainę. Gerai, dabar galim pasižiūrėti, kaip tai atrodo, spaudžiam atnaujinti, kad pasižiūrėtume tos savo pakeitimus ir svetainę užkraunam iš naujo ir valia, turim labai panašiai kaip pavyzdį, turim grožio salonas, visi tekstai, visi mygtukai, viskas veikia. Dabar matau, dar čia aukštis skiriasi tos nuotraukos. Padarykim ir mes, kad čia būtų gražiau. Pasižymim būtent tą viršelio bloką. Ir viršelio bloke pasirenkam minimalus dydis, kad būtų, sakykim, taip. Dydis būtų kokia 60% ekrano pločio. Aukščio tai yra 60. Oi, va taip. 60, kad būtų. Na, va, dabar jeigu išsisaugosim, atsinaujinsim, valia. Viskas identiška kaip anai svetainiai. Gerai, ką toliau darom? Toliau dedam, pagal pavyzdį, dedam taip 2 stulpelius, vienam stulpelį bus tekstas, kitam stulpelį bus darbų pavyzdžiai. Toliau, taip, tada darom, spaudžiam vėl pliusą, vėl dedam stulpelius 2. Šiuo atveju rinksimės, kad stulpeliai bus abudu lygus, gražus, vienodi. Ir pasidarom iš karto, kad tie stulpeliai, pasižymim ant stulpelį ir padarom, kad jie būtų platesni. Ir dabar įsidėsim kažkokį tai tekstą, spaudžiam pliusą, darom antraštę, kas ten pradžioj buvo, kirpykla. Kirpykla, tada bus kažkoks tekstukas. Tai aš tiesiog tekstuką pasikopijuoju, sakykime, iki čia. Gerai. Įsėdam tekstą ir dabar mums po teksto dar norėtųsi, kad būtų sąrašas. Gerai, tai dabar tą sąrašą mes galim irgi nusikopijuoti. Įsidėsim, pasižymėm ir pakeičiam tipą į sąrašą. Olia, turim gražų sąrašą. Kiekvieną bloką galima pakeisti į kitokį bloką. Įsidėjai tekstą kažkokį, jeigu jis įsidėjo kaip paragrafas, jį gali pakeisti į antraštę ar į sąrašą. Vat, pasižymė elementą, jo nustatymuose gali pasispausti ant jo tipo ir išsirinkti kažkokį kitą. Oi, šitą nereikėjo. Gerai, pabaigiam tekstą, tada įsidėt, kurį reikia mums pirmai paslaugų skilčiai. Nu va, įsidėjom tekstą. Dabar kitoj pusėj galim tiesiog šioje vietoje paspausti. Ten, kur turėtų būti stulpelis, reiktų įsidėti galeriją. Gerai, spaudžiam vėl pliusiuką. Įsivedam į paiešką galeriją.
ir įkeliam 3 nuotraukas. Čia kirpyklos berods. Gerai, paimam, įsikeliam 3 nuotraukas. Na, va. Dabar jas įdėjo labai nedidelės. Mums norėtųsi, kad jos būtų, atrodytų panašiai kaip čia, va, didesnės nuotraukos ir kad dvi, viena eilutė ir viena kitoje eilutė. Kaip tai mums padaryti? Pasirenkam galeriją ir stulpelių kiekį pakeičiam į 2. Ir automatiškai matom, kaip gražiai viskas susidėjo krūvai. Dabar, kas dar negerai atrodo, tai kad tekstas viršui, o nuotraukos žemai tęsiasi ilgiau ir paskui labai toks gaunasi, va, tuščia vieta, čia nei šiaip, nei taip. Pasižymim stulpelius, pasirenkam, kad lygiuoti viduryje ir spaudžiam atnaujinti ir pasižiūrim, kas čia gavosi. Nu va, turim kirpyklą, kaip ir gerai, dabar tik tai norėtųsi, va, tarp šito elemento ir tarp šito dar turėti truputį erdvės, baltą foną. Gerai, tai kaip mes tai padarysim? Dabar mes tarp kiekvieno elemento galime dėti, vat, pelę, jeigu padėsim, atsiras pliusiukas, galim įterpti kažką tai. Tai mes šiuo atveju įterpsim tarpų bloką, 100 gal per daug, kokie bus 40 turėtų užtekti. Atnaujinam ir pasižiūrim, kas čia gavosi. Na va, gavosi tas pats. Gerai, sekantis žingsnis, su šitais jau stulpeliais viskas tvarkoj. Dabar mums dar reikėtų dar 2 paslaugas įdėti. Kol kas įdėjom kirpyklą, dar dėsim procedūras ir manikiūrą, pedikiūrą. Dabar kaip mes tai greičiausiai galim padaryti. Paimam ir pasikopijuojam jau tos 2 paslaugų stulpelius, kokie buvo, duplikuojam. Na va, dabar turim viršui vieną, o pačioj dar vieną tokį patį. Na va, dabar pasižymim, taip mums reikalingi šitie. Tik tai, kad mes norim padaryti vizualiai truputį įdomiau, tai mes paimam juos ir tos stulpelius apsukam vietom. Pasižymim bet kurį stulpelį iš šitų 2, spaudžiam vat rodiklį į šoną ir valia susikeitė vietom. Dabar čia jau bus nebe kirpykla, o bus veido procedūros, pasikeičiam tekstą, tada susidedam kokį norim. Taip, susidedam vėl likusius tekstus. Šitus išmetam, įsidedam naujus ir taip. Atsiskiriam šitą bloką, paverčiam vėl sąrašu. Sąrašas. Valia. Tekstas atitinka, dabar nuotraukos netinka. Dabar tai pasižymim bet kurią nuotrauką ir mes ją iš čia ištrinam, kadangi mums reikės kitų nuotraukų galerijai. Trinam šitą ir dabar taip įkeliam naują nuotrauką. Dabar bus veidas 3 nuotraukos. Gerai, pasižymim, įsikeliam. Kadangi stilių jau prieš tai apibrėžiam, tai jau dabar automatiškai jisai prisimena ir sudėlioju iškart nuotraukos taip, kaip reikia. Kas tik tai negražu, kad čia irgi reikėtų tarpą. Tai labai paprastai padarysim. Turim vat čia tarpą, jį pasiduplikuojam, paslenkam žemyn ir valia viskas tvarkojam. Dabar sekantis žingsnis mums, aišku, po šitos paslaugos vėl reikės tarpą. Tai dar kartą duplikuojam ir dėsim dar vieną paslaugą. Čia žiūrėjo nuotraukos į vieną pusę, čia į kitą, tai dabar logiška, kad sekančios vėl žiūrėtų į šitą pusę, tai dabar mes vėl pasižymim šitus stulpelius, mes juos vėl pasiduplikuojam ir su rodiklių pagalba mes juos perkeliam žemyn. Na va, dabar jau gavosi taip, kad mes turim 3 blokus, vėl mums reikia tekstą. Gerai, pasikopijuojam tekstą, pasikopijuojam šitą, ištrinam šitą. Gerai, vietoj šito esamą tekstą mums jo nebereikia, įsidėsim kitą. Nebūtinai reikia kopijuoti, galima rašyti, bet jau kadangi greičiau viskas gausis, įsidedam, nusikopijuojam iš jau mūsų prieš tai padaryto pavyzdžio. Ir taip, dabar dar pačia turbūt, jo, reikia dar nuotraukas pakeisti.
Tai gerai, šitą nuotrauką, šitas tris vėl ištrinam. Oi. Pasižymėm nuotrauką, ištram. Jeigu kažką netyčia paspaudžiat ne taip, visada galit pasinaudoti Ctrl+Z ir grįžti atgal. Gerai, tai dabar buvo taip. Manikiūrai dabar mums reikia nuotraukų, manikiūrai. Čia jau tos 3 nelabai, tai gal šitos geriau nededam visai. Ir turėsim dvi nuotraukytės gražias. Ten labai viena vertikali buvo, nelabai gražiai atrodo, tai kol kas paliekam 2. Gerai, dabar taip, galim išsisaugot, pažiūrėti, kas čia gavosi. Išsisaugojam. Nu va, turim 1, 2, 3 blokus jau turim, jau pusę svetainės padaryta. Dar ko mums reikia, tai mums reikia taip, vėl reikia tarpo, kad gražiau atrodytų. Ir dabar mums reikės apačią truputį kito bloko, vadinasi grupė. Kam jinai skirta, pasirenkam grupę, kad jinai bus vientisa ir kad jinai bus pilna pločio. Ir dabar mes iš karto jai galim uždėti kažkokį tai foną. Užsėdam, kad yra tokį šviesų foną. Ir dabar, arba galim truputį tamsesnį, kad labiau išsiskirtų. Na gerai, sakykime, toks fonas. Ir dabar ką mes jame dėsim? Mes jame dėsim mūsų meistrus. Gerai, tai dabar taip. Darom antraštę. Neklauso mūsų meistrai. Tekstą galim centruoti. Ir dabar taip, naujoje eilutėje padarom 3 stulpelius įdedam. Renkamės stulpelį, renkamės 3 stulpelį ir padarom truputį tą stulpelių plotį vėl didesnį, platus kad būtų. Ir dabar tam plačiam mes taip įsidėsim nuotrauką ir vardą ir kas tai yra, kam tai skirta. Na gerai, taip dabar taip spaudžiam pliusiuką, įsidedam nuotrauką, buvo paveikslėlis jo. Paveikslėlis. Įsikeliam, sakykime, specialisto nuotrauką. Tai dabar mums reikėjo pradžioj, plaukų turbūt buvo šita. Taip. Taip, apačią galim spausti. Gerai, dabar čia įsidėjom, dabar būtų gerai. Būtų gerai pasidaryti tarpą didesnį. Pasižymėm tą grupės bloką ir pasidarom daugiau vietos, kad ir vizualiai gražiau atrodytų ir valdyti patogiau būtų. Padarom atitraukimus didesnius iš abiejų pusių. Na, dabar tada šitam stulpelį galim pridėti dar ką nors naujo, pavyzdžiui, pavadinimą. Ne pavadinimą, o galima įsidėti tekstą. Na, čia rašysim toliau tekstą. Tai čia bus, ką mes ten naudojam, galim nusikopijuoti tiesiog šitus tekstus. Na, va, čia nusikopijavo gerai, tik tai išsilygiavo negražiai, tai mes galim tiesiog išsilygiuoti tą tekstą ir dar galima ant stulpelio užsidėti foną, kad truputį vizualiai išsiskirtų gražiau biškį. Šitas jau čia, tačiau kažką netyčia paspaudžiau, taip neturėtų būti. Gerai, stulpelį irgi padarom tarpus, šiokius tokius iš abiejų pusių. Nu va, gerai, turim vieną. Tada, kad nereiktų mums čia per daug kopijuoti tos stiliaus, pasikopijuojam, pasiduplikuojam stulpelius. Dar vieną duplikuojam ir tada tos galinius tuščius. Tai mes juos ištrinam, neaktualu mum jie. Tada teliks čia tik tai pasikeisti nuotrauką. Galim spausti nuotrauką pakeisti. O, dar kelsim tada taip veidą, paskui sekantis bus plaukų. Įdomu. Net
kitą sumaišėm ne plaukų, o veido priežiūras. Gerai, įsikeliam veido priežiūros. Pasirenkam gerai, tai galim pakeisti ir, sakykime, vardas kitas ir veidą. Sekantis, vėl pasikeičiam manikiūrą. Gerai, ir čia dabar yra, tegul bus nagų priežiūros specialistė. Gerai, dabar išsaugom, pažiūrim, kas čia gavosi. Dabar ko tik tai trūksta, tai kad šita grupė būtų pilno pločio per visą ekraną. Išsisaugom. Na va, dabar viskas tvarkoj. Ką, viršutinę dalį visą turim. Dabar būtų galima susitvarkyti taip su kontaktais ir su viršutiniu meniu ir svetainė būtų beveik baigta. Dabar, kadangi svetainė vieno puslapio, teoriškai galėtume mes visą šitą informaciją sudėti tiesiog į tą patį puslapį. Bet jeigu kada nors sugalvotume pridėti kokią nors, pavyzdžiui, ten naujienų rubriką ar panašiai, tai geriau būtų, kad ta apatinė dalis jinai būtų rodoma kiekvienam puslapyje. Tai kaip mes tai padarysim, tai mes dabar taip. Šitam puslapyje darbus beveik baigiam, galim iškart pasidaryti dar vieną dalyką, kuris bus aktualus ir galėsim prie šitos puslapio turbūt jau nebegrįžti. Taip, dabar mums reikia, bet gal tada kol kas išsprendžiam apatinę dalį, o paskui pereisim prie svetainės meniu ir viršaus. Tai dabar ką mes darom? Dabar, norint padaryti čia kontaktų skiltį, reikia visą šitą seną informaciją, kuri standartinės WordPress ateina, ją išmesti ir vietoj jos reikia įdėti kontaktų informaciją. Tai bus kur mus rasti, žemėlapis ir būtent tie kontaktai. Tai dabar atsidarom svetainę kaip lankytojas ir spaudžiam redaguoti tinklalapį. Užsikraus čia toks redagavimo langas ir matom apatiniai daly, visą tą apačią, kurios mums nereikia. About, privacy ir taip toliau. Čia pirmą kartą pasispaudus parodys vedlį, kam tai skirta, o mums ko reikia, tai mums reikia taip atsidaryti poraštę ir viską iš tos poraštės išmesti. Tos tulpelius, kurios pasižymėjom, išmeta mums neaktualu, šitą grupę išmeta mums neaktualu, o čia mums reikės įsidėti 3 tulpelius. Įsidam 3 tulpelius, vienodo dydžio, padarom juos platesnius, platus tegul būna, gerai, ir dabar taip, susėdam kiekvienam iš jų tekstą. Vėlgi bus kažkokia tai antraštė ir tekstukas, tai tekstukus pasikopijuojam. Šiuo atveju taip įsidedam paragrafas ir į jį įsidedam tos tekstus, išsilygiuojam, kaip mums ten patinka. Tai per vidurį aš jau turiu pasiruošęs žemėlapio nuotrauką. Žemėlapio nuotrauką jūs galite patys labai nesunkiai pasidaryti, tiesiog atsidarykit Google Maps, įsiveskit adresą ir, sakykime, adresą naudojau šitą. Įsijungiam Windows snipping toolą, sakykime, ar tam kažkokie tai, kur print screenus darot, kažkokie tai įrankį, nusifotografavot, išsisaugojot kompiuterį ir paskui tą žemėlapį galėsit panaudoti svetainiai. Kol kas adresą paliekam, mums dar reikės jo, pamatysit kam. Dabar taip, tada mes kairiai pusėje turim kur mus rasti, per vidurį turim žemėlapį, įsikeliam paveikslėlį žemėlapio,
Kur ten tas mūsų paveikslėlis, žemėlapis, gerai. Ir tada dešiniai pusėje turėsim kontaktus. Kontaktus galim tiesiog dabar išsikopijuoti tekstą šitą visą. Čia. Kur tas mūsų tekstas, įsidėjom tekstą, susitvarkom su lygiavimu tada. Dar mums čia gerai būtų Facebookas, Instagramas ir kitos nuorodos. Tai WordPress'as turi tokį dalyką kaip social, berods vadinasi blokas. Jo soctinklų piktogramos pasirenkam. Ir jeigu norim prisidėti Facebooką, rašom, darom pliusą, rašom Facebook, įsėdam, paskui galim dėti pliusiuką, įsidėti Instagramą, sakykim ten, ir dar kokį nors įsėdam YouTube. Įsivedam, pasirinkom bloką, dabar galim tas piktogramas pasižymėti ir išsikikiuoti jas centre. Ant bet kurios paspaudus galima iš karto įdėti nuorodą. Jeigu nuorodos neįdėsit jokios, tai piktogramos tiesiog nerodys. Tai dabar įdėsiu bet ką. Tai dėl to, kad matytųsi, kur mes jas įdėjom. Ir paspaudus dabar, jeigu išsaugoti ir atsidarius svetainę naujam lange, turėtume gražiai matyti jau ir kontaktus. Nueinam į apačią, kontaktai, viskas gražu, dar galima būtų išrikiuoti jos vertikaliai vienodai, kad būtų. Tai tada pasižymėm stulpelius ir kad stulpeliuose informacija būtų per vidurį išlygiuota. Spaudžiam išsaugoti. Ir valia, viskas gražiai sudėta, viskas kaip ir būtų tvarkoj. Dabar, ko mums dar reikia? Mums dar trūksta taip įsidėti logotipą, įsidėti, susitvarkyti svetainės meniu ir dar SEO užsipildyti nedidelę informaciją tokią. Dabar taip, tai ką mes dabar darom? Dabar mes pridėsim logotipą ir sutvarkysim meniu, bet prieš meniu sutvarkant mes turim pasidaryti tokį darbą. Šita dalis apatinė, kurią mes tik įdėjom, jinai bus, ją nueisim tada, kai paspausim ant kontaktai meniu. Tai tam reikia pasiruošti, kad žinotų svetainė, kad šita dalis yra kontaktai. Tai pasirenkam arba stulpelius šitus, arba grupę, nelabai svarbu. Atsidarom nuostatas ir čia, kur yra papildoma, įsidėsim, bet HTML nuorodos žymą parašysim, kad čia yra kontaktai. Išsisaugom viską. Vizualiai svetainiai niekas dabar nepasikeis, bet dabar pasispaudžiam čia viršui ant to pavyzdinio meniu, kuris mums neaktualus. O čia yra navigacija vadinasi. Mes išsimetam iš jo viską, kas jame yra. Puslapių sąrašas mums čia neaktualus. Mes jį išmetam ir mes pridėsim naują, sakykime, kontaktai. Pridedam naują ir įdedam nuorodą. Tai nuoroda bus į tą mūsų pavadintą bloką. Tai kadangi viskas tame pačiame puslapyje, tai darom, tai dedam groteles ir rašom kontaktai. Ir jau turim vieną meniu punktą, kuris yra teisingas. Jeigu dabar svetainę įsijungsim, paspausim ant kontakto, automatiškai nušoks viskas į kontaktus. Viskas kaip ir teisinga. Tai dabar reikia dar mums kitų meniu punktų, tai reikia meistrų, manikiūro, pedikiūro, veido procedūros ir kirpyklos. Tai atsidarom tą puslapį, kurį darėm prieš tai, pasižymim kirpyklos blokus, sakykime, stulpelius. Ir čia irgi įsirašom nuorodą, kad būtų kirpykla.
čia yra kirpykla, šitie stulpeliai, sekantis stulpeliai yra veido procedūros, tai sakykime, pasivadiname mes veidas, o sekantį pasivadinam manikiūras, o dar kitą pasivadinam meistrai. O, ne čia, o čia padarom meistrai. Šitą išsisaugom, kad neprapultų, ir dabar ten, kur redagavom visą svetainę, kur galit patekti paspausdami tiesiog redaguoti tinklapį, pasispaudžiam dar kartą ant to meniu ir pridedam naują. Tai manikiūras, sakykime, įrašom. Jame uždedam nuorodą redaguoti, nuorodą manikiūras. Išsaugom, galim perstumti į priekį su tom rodikliam. Ir ko mums dar trūksta? Manikiūras, kaip mes ten vadinam. Mūsų meistrai, veido procedūros ir kirpykla. Gerai. Mūsų meistrai. Įdedam nuorodą. Vėl gratelę meistrai. Gerai. Paslenkam priekį, dar prisidedam kirpyklą. Taip, kirpyklos nuoroda. Kirpykla. Gerai. Pastumėm į priekį. Ir dar veido procedūros. Veido procedūros. Gerai, pridedam veido procedūros, nuorodą. Berods ten rašėm tik tai veidas. Gerai. Paslenkam ten, kur norim. Taip, su meniu viskas. Išsisaugom ir pažiūrim, kaip tai suveikia. Atsidarom tada savo svetainę. Turim kirpykla, va, viskas tvarkoja, veido procedūros iškart nueina ten, kur reikia, manikiūras nueina ten, kur reikia, mūsų meistrai nueina ten, kur reikia ir kontaktai nueina ten, kur reikia. Dabar taip, dar liko įdėti logotipą. Dar keletas dalykų, kurios mums liko padaryti, tai taip, įdėti logotipą. Dabar prieš įdant logotipą, bent jau Hostinger šiuo metu tokį turi klaidelę, kad norint įdėti logotipą, reikia išjungti vieną modulį. Jungiam, einam į įskiepį, darom Lightspeed, va šitą greičio optimizavimo modulį išjungiam, kol svetainę kuriam. Tada bus viskas kaip priklauso. Spaudžiam redaguoti tinklapį. Pasispaudžiam ant logotipo bloko ir spaudžiam ant rodiklės, kad įkelti naują logotipą. Logotipas, logo. Nu, įsikeliam logotipą. Pasirinkam. Smarkiai per mažas. Atsidarom bloko nustatymus ir padarom jį didesnį. Gal panašiai taip būtų, sakykime, gerai. Galim bet kada kad ir 200. Tai būna, gerai. Šitą tekstą ištrinam, mums neaktualu. Gerai, dabar taip išsaugom ir pažiūrim, kas čia gausis. Na va, logotipas vietoj, meniu vietoj. Dar vieną dalyką, kurį pamiršom, tai apačioj ant žemėlapį uždėti nuorodą, kad jeigu nori žmogus pasispaust ant nuorodos ir tiesiai matytų Google Maps žemėlapį. Tai prieš tai žemėlapį, kur atsidarėm, spaudžiam Share ir nusikopijuojam, spaudžiam copy šitą link. Ir ten, kur redaguojam svetainės, kur meniu pridėjom apačioj, ant žemėlapio paspaudžiam ir pridedam nuorodą. Va, tą, kurią įdėjom. Galim dar paredaguoti ir padaryti, kad nuoroda būtų atidaryta naujam lange automatiškai.
išsisaugom, tai dabar jeigu atnaujinsim, paspausim ant žemėlapio, automatiškai būsim nuvesti taip į žemėlapį ten, kur mums priklauso. Gerai, tai va taip, svetainė yra, kaip matom, parašėm svetainę nuo pradžios iki galo, viskas veikia, visa informacija sudėta. Dar vienas dalykas, kuris nepamaišytų, tai kad svetainė gražiai rodytų Google'as ir kitos paieškos sistemos, įdėksim papildomą modulį. Tai dabar einam į įskiepiai, pridėti naują įskiepį ir į paiešką įvedam IOAST SEO. Taip, darom įdėkti dabar. Tai čia labai greitai bus įdėkta. Darom įjungti. Ir dabar taip, mums jokių čia konfiguracijų pradžioje nereikia, spaudžiam skip. Dabar taip, nueinam, išsitirnam visus puslapius, kurie nereikalingi. Sakykime, šiuo atveju mums kol kas nereikalingas privatumo politika išmetam, puslapio pavyzdys išmetam, reikalingas tik puslapis pradžia. Dar WordPress'as standartiškai turi tinklaraščių įrašą, mums irgi išmetam, kad jis nemaišytų. Einam į puslapius, atsidarom mūsų pradinį puslapį, kitus langus galim išjungti. Ir dabar nuėjus į apačią atsiras toksai papildomas blokas skirtas Google paieškos rezultatams. Sakykime taip, jeigu norim, kad žmonės mus Google rastų pagal grožio salonas Beauty Kaune arba kažkaip labai panašiai, į SEO title, SEO pavadinimą įsirašom grožio salonas Beauty Kaune. Jeigu žmonės, sakykime, Google ieškotų, tai jie matytų būtent va taip, paveiksliukas, matytų grožio salonas ir dar reikia mums aprašymą, kad, sakykime, kokį mes čia dėjom, mes čia žinau, kad mes anoj svetainį dėjom ir visai neblogai pasirašėm. Čia jisai, tai mes pasikopijuojam. Įsirašom meta description, tai yra tas daiktas, kuris rašomas yra Google po pavadinimu svetainės. Tai sakykime, šiuo atveju įdėsim visos grožio paslaugos grožio salone Beauty Kaune, kirpykla, šukuosenos, veido procedūros, manikiūras, profesionalūs meistrai, aukšta kokybė. Įsidėjom tą SEO aprašymą, jisai kad ir labai minimalistinis, bet sakykime, jau kažkokia tai pradžia yra. Jeigu dabar atsidarysim svetainę, tai jau, sakykime, taip pačioje viršuje jau bus rašoma taip, kaip priklauso grožio salonas Beauty Kaune ir jau kaip Google'as ir kitos paieškos sistemos, kaip skanuos svetainė, jau jos turės kažką protingo parodyti apie tą svetainę. Kas dar būtų naudinga, tai aišku, ten galima papildyti tą informaciją nuotraukų, SEO aprašymais ir visą kitą, bet gal čia pradžiai kol kas į tai nesigilinsim. Turim pilnai funkcionuojančią svetainę, o jau paskui ten tobulinimai ir kiti niuansai jau čia yra, sakykime taip, darbai ir pasaka be galo, bet jau, sakykime, patys galim pilnai paimti ir pasileisti pilnai tvarkingą visą veikiančią svetainę, kiek mes čia turbūt per kokią valandą laiko. Tai va. Gerų eksperimentų. Tuo pačiu primenu, kad nuėjai į svetainę visai paprastu.lt ir pasispaudę ant interneto svetainių kūrimas, paspaudę ant hostinger, gausit ne tik pigų ir kokybišką hostingą, bet ir galėsit pasinaudoti nuolaidų kodą visai paprastą. Bus dar papildomai 10% nuolaida. Tai tiek.